Kokio dydžio bagažą reiktų apmokestinti viešajame transporte? Manau, kad nereikia. Manyčiau, kad ne. Labai retai važinėja. Galėtų šis nebūti apmokestinimo. Aš galvočiau, kad iš vis nemokamai turėtų būti. Niekur nereikia, žmonės slidės veža dviračius, o dabar čia kažkokius sugalvojom. Aš manau, kad be jokio apribojimo. Kiek telpa, tiek ir gerai. Jeigu tuščias autobusas, tai galima nors ir pusė autobuso bagažo. Aš net nežinau, kad jis apmokestinamas. Gali pakeisti, gali būti ilgesnis tikrai čia. Autobuso dydžio, kad tai įliptų į autobusą. Iki 2 metrų, taip. Kad normalus lagaminas tilptų. Reiktų vadinti iki poros metrų. Daugiau kaip 2 metrai. Manyčiau, nuo 2 metrų. Perkat bilietėlių savo papildomam? Perku, nes teko susidurti su viena pažįstama, tai sakė, mokėjau 10 minutų baudą. Tarkim, man šitą reikėtų valyti, bet aš nemokėsiu. Dažniausiai neperku. Daugelis miestiečių susiduria su šia problema, įlipa viešo transporto priemonę. Jie ten pamato nemokamo bagažo dydžio išmatavimus ir mintyse matoja savo bagažo dydį. Sakome, kad 1,20 m yra per maži išmatavimai ir siūlome didinti iki 2 metrų. Todėl kreipiamės į Vilniaus miesto savivaldybę ir susisiekimo paslaugas, siūlydami padidinti neapmokestinamo bagažo dydį.